Labas. Taigi praėjo šiek tiek laiko nuo mano paskutinio video, buvau šiek tiek apsirgęs ir, be pasiteisinimų pradėkim šį naują video. Taigi OpenAI pagaliau pristatė savo video generavimo modelį pavadinimu Sora. Pristatytas jisai buvo prieš gal 10 mėnesių, tačiau susidūrė su tam tikrais keblumais ir, negalėjo išleisti. Tai pagrindinė problema buvo autorinės teisės ir panašiai. Ir, šį pirmadienį, kadangi OpenAI dabar 12 dienų iš eilės pristatinėja savo naujausius produktus, tame tarpe ir O1 pilnas modelis, 200 eurų per mėnesio planas, ir štai šį pirmadienį pristatė Open Sora. Taigi tai yra gera žinia ir tuo pačiu bloga žinia, nes kaip matot, štai čia ekrane Sora is not available in Lithuania yet. Labai gaila, tačiau Sora pristatė Jungtinėse valstijose, pristatė daugumoj Europos šalių, tačiau tokios šalis kaip Lietuva, Jungtinė karalystė, Šveicarija dėja neturi prieimo prie OpenAI Sora. Aš labai nudžiugau šį rytą, prieš ruošdamas į darbą, sakau, wow, fantastika, bėgu filmuoti video, kadangi išėjo Sora. Tiesa, šiam kanale niekada nesu apžvelgęs jokio video generatoriaus ir tai būtų buvęs pirmas mano projektas, pirma patirtis, kur aš apžvelgiu būtent video generatorių, ir teko nusivilti. Bet nebejoju, kad tai, truks gal savaitę, gal porą ir tikrai mes turėsim pilną šio modelio versiją, kuris žada tikrai labai daug. Štai čia yra keli pavyzdžiai, ką jisai sugeba. Aišku, jie yra labai kruopščiai atrinkti OpenAI darbuotojų, kad neparodytų klaidų, o klaidų, aš nebijoju, tikrai bus. Bent jau žiūrint pavyzdžius, tai yra, iš tikrųjų labai įspūdingi darbai, kad ir šie kupranugariai, ar ne, arba šis žmogus, senyvo amžiaus žmogus, kurio plaukai plaikstus vėjyje, kurie reprezentuoja Sorą. Tačiau tam, kad juos išgauti, aš nebijoju, kad teks, nemažai pasistengti. Tiesa, nėra jokios informacijos, kada bus prieinama kitose šalyse. Kitose šalyse aš turiu omeny tose, kur OpenAI nepaminėjo iš karto, parašė didžioji daly Europos, ar ne? Ir mes į tą didžiąją dalį Europos dėja nepatenkam. Kai pranešė OpenAI, visi Pro prenumeratoriai turės praktiškai neribotą prieigą prie Sora, turės berods 50 pirminių generacijų, kur galės generuoti 1080p raišką ir po to turės neribotą 720p raišką generacijų. Tuo tarpu mes mirtingieji, kurie mokam ne 200, o mokam tik tai 20 eurų per mėnesį, turėsim kažkiek mažiau generacijų, neturėsim to vadinamo priority, neturėsim pirmenybės, todėl teks, šiek tiek ilgiau palaukti, kol video bus generuojami, tačiau prieigą turėsim. Aš su nekantrumu to laukiu, kadangi aš turiu įprastą prenumeratą ir, tikrai norėčiau išbandyti, nors niekada manęs asmeniškai labai video generatoriai netraukia, labiau traukia vaizdo generatoriai, bet, šis iš tikrųjų, vaizdai stulbinantis ir iš tikrųjų nekantrauju išbandyti. Koks dar skirtumas bus tarp Pro ir Plus vartotojų? Priminsiu, kad Pro tai vartotojai, kurie mokės 200 eurų per mėnesį, o Plus vartotojai, kurie mokės 20 eurų per mėnesį. Tai skirtumas bus tas, kad, kai matot čia ekrane, dešiniam šone yra, logotipas, tai visi šitie logotipai bus ant Plus vartotojų generuotų vaizdų. Su Pro, kiek paskaičiau, kiek supratau, šito logotipo nebus. Tuo pačiu OpenAI klijuos nematomus vandens ženklus, C2PA berods vadinas, kad kitos platformos suprastų, kad šie video yra generuoti su dirbtiniu intelektu. Mes dar nesam tokioj stadijoje, kad
žmonės patys nesuprastų, kad tai generuotas dirbtiniu intelektu, nors tiesa teko matyti tokių vaizdų, kur iš tikrųjų gali suabejoti, ar tai yra tikras vaizdas, ar generuotas su dirbtinio intelekto pagalba. Taigi, žinau tiek, kiek pateikiau dabar, per daug informacijos dar nėra, nes modelis tik pasirodė vos prieš keletą valandų, todėl, informacija pradės plaukti, ko gero, šią savaitę. Dar daugiau jos turėtų pasirodyti, kai ponas Obalys pagaliau turės prisijungimą. Taigi, jeigu norite karščiausių naujienų ir pirmieji lietuviškai išgirsti apie OpenAI Sora modelį, kaip jį naudoti, užklausos ir panašiai, būtinai prenumeruokite pono Obalio kanalą, nepamirškite pamėgti, tai padės šio video sklaidai. Ir jei manot, kad aktualu jūsų draugam, galite su jais pasidalinti. Tai šiandien tiek, trumpas video, iki sekančių video, ate.